Sveiki, sekanti tema 27 skyrius krovinių vežimas. Tai yra sudėtinga, ilga tema, daug klausimų regitro iš to ir dar ministerijos dokumentas, kuris aptaria būtent matmenis transporto priemonių, maksimalius svorius, maksimalius ant ašių, svorius maksimalius. Bet šitoj temai mes pasiliksim techninę dalį, nes bus tokia paskaita, techninė dalis, kai analizuosim automobilių visus tuos aspektus iš techninės pusės ir ten aptarsim būtent prie C kategorijos, prie sunkvežimių, prie autobusų labiau taikomų šitos dalykus, visus tuos metrus. Na, o dabar visiems, kas privaloma jau ir taikoma, ir tai vat čia ir C, ir C, ir A, ir B kategorija, viską tą turi žinoti. Taigi, pradedam. Vežamo krovinio, keleivių, masė ir ašies apkrova neturi būti didesnė už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytas tai transporto priemonė. Ir masė ir krovinio kiekis turi būti nedidesnis. Ne? Ta galite matyti ant savo registracijos liudijimo. Na, o apie masės kalba dokumentai. Ne? Tai jūs gaunate automobilio dokumentą ir automobilio dokumente yra parašyta, kiek sveria jūsų automobilis ir kokia yra jo maksimali leidžiama masė. Tai va tas skirtumas ir yra tarp maksimalios leidžiamos masės ir realaus automobilio, kiek jūs automobilį galite pakrauti. Tai reiškia ir kroviniai, ir keleiviai, kokį svorį gali sudaryti. Na, tarkim, kaip pavyzdys. Jūsų maksimali leidžiama masė yra 1500 kg ant to dokumento, o transporto priemonės realioji masė yra 1000. Tai reiškia 500 kg jūs galite pakrauti automobilį. Tai jeigu su draugai po 100 kg sveria, 5 sulipo, tai vadinasi draugų hinuogi turi būti be nieko, be jokių daiktų. Net? Bet jeigu jie lipo 4 užima 100, tai dar 100 galite kilogramų įkrauti dešrelių važiuodami į gamtą ar kažko. Tai čia tiek apie masę. Traukiamos priekabos masė su kroviniu arba be jo neturi būti didesnė už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytą didžiausią leidžiamąją masę. Tai priekabai lygiai tas pats. Priekaba irgi turi registracijos liudijimą, turi savo realią masę ir turi maksimalę leidžiamą. Ir tada vadinasi, žinom, kiek galime ją pakrauti krovinį. O dar klausimukas, ar žinom, ar galima prikabinti šitą priekabą prie tos transporto priemonės. Tai transporto priemonė irgi turi būti pritaikyta tokiai priekabai. Tai reiškia, prie kablio yra tas lentelė, ant kurios užrašyta, kokia gali būti maksimali leidžiama masė priekabos. Arba to transporto priemonės dokumente, ne registracijos liudijime, o gamybos dokumente irgi būna parašyta, kokią maksimalę priekabą galima prikabinti prie tos automobilio. Nu, jeigu automobiliukas mažas, ten sveria 500 kg, nu mes neprikabinsim 2 tonų, ne? Sekantis gabaliukas toks žodžių žaismas, bet perskaitom ir panalizuojam. Draudžiama motorinė transporto priemonė. Tempti ne motorinių transporto priemonių priekabą. Taip pat ne motorinė transporto priemonė, draudžiama tempti motorinių transporto priemonę. Įsivaizduokim, prie motociklo prisikabinu, prie dviračių prisikabinu tokią didelę mašinos priekabą. Nu, nesąmonė, ne? Arba atvirkščiai, prie automobilio prikabinu dviračio tą prikabikę, kur galima vaiką vežti. Nu, tai negalima, ne? Tai jeigu yra motorinė transporto priemonė, tai turi būti pritaikyta ir priekaba motoriniai transporto priemonė. Jeigu transporto priemonė nemotorinė, tai ir priekaba turi būti pritaikyta nemotoriniai. Na, šitam punkte yra dar 2 valandų tema. Bet aišku, mes ją sumažinsim ir ne dabar apie ją kalbėsim, apie techninius reikalavimus, kai bus kalbėjimas, krovinio tvirtinimą ir liečia visus, bet labiausiai krovinio ir keleivių vežimo, tai kas mokosi C ir D kategoriją. Perskaitom tekstą ir pakomentuosiu. Krovinys N ir O kategorijų transporto priemonėse, pasakysiu, kas tai yra, turi būti išdėstytas ir ar pritvirtintas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytais N ir O kategorijų transporto priemonėms krovinio išdėstymo ir ar jo tvirtinimo reikalavimais. Krovinio tvirtinimo išdėstymo reikalavimam yra toks teisės aktas, kuriame yra tiksliai aptarta visi reikalingi niuansai. Čia paimta ir iš ES teisės dokumentų ir gairių ir sudėta viskas į šitą dokumentą, tai čia jau bus atskira tema apie krovinio tvirtinimą. Ypatingai labai profesionalams čia turi gerai viską tą išmanyti, nes gauna baudas dabar. Už ką gauna baudas, mes aptarsim irgi tų pamokų metu. Mes dar aptarsim, čia yra tikrintojų kontrolierių būtent dokumentas, kurį jie pildo ir ieško pažeidimų. Ir čia bus aišku, kokių jie pažeidimų ieško, taip mes suprasim, ką mes jau labai turim tiksliai padaryti, kad kai mūsų stabdys, kad mes negautumėm nuopaudos. Tame teisės akte buvo panaudotos raidelės NO transporto priemonių klasifikacija, tai dar visos transporto priemonės yra klasifikuojamos. Čia irgi techninę dalį, kai eisim, susipažinsim, ką tos visos raidelės reiškia. Čia yra svarbu ir A kategorija, ir B, ir C, C, M kategorijai. Ten tie mikrokarai
barai visokie ir fūros puspriekabiai ir panašiai, ten buvo 2 raidelės. Tai dabar būtų tikslinga pasižiūrėti bent jau tas 2. Tai N klasifikatorius tai yra skirta kroviniams vežti transporto priemonę, o raidelė tai yra priekabos ir puspriekabės. Šitame punktelėje yra daug žodžių, bet pabraukti žodžiai yra teste. Tai iš vieno punkto yra netgi keletas klausimų egzaminė. Krovinys visų kategorijų transporto priemonėse turi būti padėtas, o prireikus pritvirtintas ir uždengtas. Taip, kad neblogintų vairuotojų matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti. Krovinys turi būti padėtas pritvirtintas taip, kad neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaistų, valstybinių numerio ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų. Krovinys turi būti padėtas pritvirtintas, uždengtas taip, kad nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos. Krovinys privalo būti padėtas, pritvirtintas, uždengtas taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių. Vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti krovinio išdėstymo ir tvirtinimo trūkumus. Jeigu to padaryti negalima, toliau nebevažiuoti. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Jeigu krovinys priekyje arba gale išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 metrą, tai kaip pavaizduota paveikslėlį maždaug, aišku, čia jau yra labai daug, arba jo šoninis kraštas bent šiek tiek